Marijos Vitkienės vietos projektas. Marijos Vitkienės verslo pradžia. Šitą idėją aš gvildenau jau kokį 20 metų. Pirmą kartą aš pati savy pagalvojau prieš 20 metų, kai nuvykau, dar visiškai jauna šeima, nuvykom į Palangą, į spa ir aš sėdžiu ir galvoju, aš vien kart gyvenim turėsiu tokį spa. Ir taip ta idėja man buvo, aš ją gvildenau, kokį 10 metų galvojau tik savo mintys, po 10 metų pradėjau tą mintį išreikšti, tą svajonę šeimos nariams. Tada šeimos nariai irgi taip galvoju, Egirdžius, o kam čia reikia, Egirdžius, taip keistai kaime. Ir prieš 5 metus aš pradėjau domėtis galimybę pasinaudoti paramą. Kai pradėjau domėtis apie paramas, tada kreipiausi į vietos veiklos grupę. Vietos veiklos grupės darbuotojom aptarė mano planą, mano norus, kad aš noriu daryti kaime. Tai pasirodo, aš ten ir pataikiau, nes paramos tam ir yra, kad kurti verslą kaimo vietovėse. Šita idėja, šita mano vizija tapo šiandien realybė. Projektą pradėjau gyvendinti labai netinkamų laikotarpių, nes prasidėjo Covidas ir tas nelemtas karas, kuris mums visiems, norintiem pradėti verslą, truputį pakišo koją. Bet nepasidaviau, nenuleidau rankų ir tada įgyvendinau projektą, maždaug pradėjusi per 3 metus. Finansavimas, pateikus paraišką, finansavimus buvo 70% vietos veiklos grupės iš ES lėšų, o 30% mano lėšus. Pasigirsiu, tikrai nesitikėjau, kad ir labai daug skeptikų darydama šitą verslą sulaukiau, kad kodėl tu darai kaime, kas tau čia važiuos į tą kaimą, o aš turiu tokią nuomonę, kad mes visur galim nuvažiuoti, nesvarbu, kur mes gyvenam. Mes galim gyventi kaime, bet nuvažiuojam visi į Vilnių, į Kauną, į Klaipėdą. Tai jeigu yra geras, kaip aš sakau, geras spa, nesvarbu, jie atvažiuos tikrai ir iš Telšių, ir iš Palangos, ir dar iš kažkur. Tai ir aš, kad nevažiuos, tai negalvojau, o dabar labai džiaugiuosi, nes kiek dirbam, dar blogų atsiliepimų neturėjau. Visi džiaugiasi ir visi sako šaunuoliai, kad Telšių rajone atsirado toks spa. Už paramos lėšas pasistačiau šitą pastatą, 150 kvadratų, įsirengiau džakuzį su masažinė funkcija ir baseiną 7 metrų su irgi masažinėm funkcijom. Visada, kai kažką darau, galvoju į priekį, kad investuoti į tai, kas dar tik bus ateityje, nes visada dažniausiai nuvažiuojam, jaučiam chloro kvapą baseinuose ir spa. Tai šito labai norėjau išvengti ir ieškojau alternatyvų, kas galėtų tai, kad nebūtų to chloro kvapo. Tai įsidėjom OH radikalais dezinfekuojamą vandenį. Pas mus atvažiavę į spa, žmonės visiškai nejaučia chloro, nes vanduo dezinfekuojamas laisvais radikalais. Visus skatinu pasinaudoti ES paramą, kadangi tik pasinaudoję ES mes galime įgyvendinti savo svajonės, nes nemanau, kad daugelis gali finansiškai sau leisti, ypač kaimo vietovėse, rengiant projektą ir manant apie verslą, įgyvendinti kažką ir kažką pasiekti ir kažką turėti. Aš tik už ES paramas.